toks labai platus klausimas. Nu, ką aš galvoju apie kiną lietuvišką šiandien? Nu, aš truputį atsiprašau, esu truputį ir atsilikęs nuo lietuviško kino, kadangi aš esu nekomunikabilus šiuo momentu. Tai aš nelabai žinau, kas aplink darosi, tik tai tiek, kiek iš savo draugų, kolegų, kaip jūs, arba iš televizijos. Nu, tai ką aš matau, tai tokį gan liūdną vaizdą. Žinoma, čia nei jūs kalti, nei kiti, čia turbūt visos tos amžinos finansinės problemos. Pirmoje reikia turėti pinigų, kai mes sovietmečiu darydavom ten 10 pavadinimų filmų. Tai dabar ką aš matau, ten pusę filmų į metus finansuoja kultūros ministerija. Ar dar kas nors prisideda ten kokį litą kitą. Na, kinas šiandien kovoje su televizija, su nauja elektroninė technika, kuri kasmet keičiasi ir atneša vis naujų išraiškos priemonių filmavimo ant video juostos su video aparatūra. Kiną taip pat stumia, verčia neatsilikti ir rytdieną nuspėti, kas bus su kinu, labai sunku šiandien. Šiandien mes Lietuvoje praktiškai per šitą 10 ar 12 metų praktiškai sunaikinom tą labai svarbią antrąją grandį kine. Mes galbūt turim 2 profesionalius asistentus, mes praktiškai jau beveik neliko vaidybinio kino montuotojų. Šiandien yra labai daug žmonių, kurie moka kompiuteriu, jiem atrodo, kad jie moka montuoti, bet jie moka viso suklijuoti gabalą prie gabalo, bet tai toli gražu. Man atrodo, kad čia tokie procesai vyksta, kurie jau, kaip ten tas gražus posakis būdavo, dizel zapuščin, mašina работает на износ jau, atrodo. O šiaip, ką ateina naujos technologijos, naujos kartos, norinčių daryti kiną yra. Nežinau, kaip su to kinu ir su ta kultūra, nes kaip tokios programos valstybei nėra, niekur jos nėra. Nei kine, nei teatre, nei menuose, nei niekur. Ir tokios kultūros. Taip, kad dar gal su laiku tas atsiras. Daug dieve, kad tas būtų. Nu ir noriu pasakyti, kad čia dar liūdnesnis momentas, mano manymu. Pavyzdžiui, kaip ir šiandien kalbėjom, reiškia, yra 3-4 operatoriai Lietuvoje šiuo metu dirbantis, kurie gali filmuoti ant juostos. Ant kino juostos turiu omeny. Visi, reiškia, telekamera. Nu, kas ta telekamera paėmė ir viskas. O kas yra pati juosta, kas yra ta technologija, kas yra tas tonų perdavimas, vaizdo spalvos perdavimas, nuotaikos perdavimas, ar dar kas nors. Akademija pinigų jos tai neturi, finansuoti negali, reiškia, negali ir mokyti. Pasižiūrėkit tos, reiškia, serialus per televiziją, kur rodo. Taigi ten yra taip suniveliuota ta operatoriaus profesija, kad baisu. Reiškia, kad ten pastatytas kadras, žinau, čia ir nuo režisieriaus, ir nuo dailininko priklauso, pastatytas kadras taip, kad būtų šviesu. Bet kad būtų išgauta nuotaika kokia, ar ten dramaturginiai kokie dalykai su šviesa ar operatoriniu darbu, nu nėra tokia, nu blynai tokie, ten vaikšto, šviesu vaikšto ir va, man tai labai gaila. Jau jokios romantikos nebeliko. Juk kodėl atsirado šitie visa elektroninė aparatūra su visu, kur nebereikia nei asistento, nei kuris nustatytų ryškumą, nei asistento, kuris pamatutų šviesą ir vėliau apskaičiuotą ekspoziciją. Viską tą padaro kamera. Vienintelį, ką reikia padaryti operatoriui, reikia paspausti tą raudoną mygtuką. Jeigu ne daltonikas ir atskiria raudoną spalvą, tai tą raudoną mygtuką paspaudi ir viskas, ir vaizdas ryškus, spalvotas,
Ko dar reikia? Aišku, yra pats sunkiausias momentas, kad šiandien 85 procentus pajėgų ir laiko reikia skirti ne kūrybai, o organizaciniai pusiai, kad susirast menkiausią finansavimą, kad įtikint tam tikras institucijas, kad reikia daryti, kad reikia puoselėti mūsų kultūrą, kad reikia ją populiarinti, kad ateinančios kartos, ypač jaunimas, nemanytų, kad viskas prasideda nuo šiandien, kad viskas prasidėjo 90 metais, kad mes neturim tradicijų, kad mes neturėjom tradicijų. Vizualinė kultūra smarkiai krinta. Todėl, kad niekas jau visi daro, kad tik tai matytųsi, išsklaidyta šviesa ir matytųsi. Nebegalvoja nei apie kompozicijas, nei apie šviesą, nei ką. Svarbu, kad gerai matytųsi per televizorių. Man atrodo, ir pinigų truputį jau gauna. Ir matai, tas kinas, turi gyventi, kur jisai dings. Padvėst negali. Be kino mes neišgyvensim. Kada mes turėjom rinką Sovietų Sąjungoje, Rusijos rinką, kurioje žmonės žiūrėjo lietuviškus filmus, iš viso pabaltietiškus, jiem buvo beveik kaip užsienis. O dabar jie žiūri tos pačius Holivudo filmus. Kada buvo tenais, aš neprimenu, ten buvo apie 800 darbuotojų kino studijoj. Buvo savo režisieriai, dokumentininkai ir vaidybininkai, ir kronikieriai. Kartais jie, taip sakant, keisdavo žanrus, buvo savo operatoriai, savo dailininkai. Tokių studijų pasaulyje. Visų pirma, tai čia ne mūsų sugalvojimas yra. Čia viskas atėjo iš Holivudo. Ir tai netgi turi savo pavadinimą. Tai yra uždaro ciklo studija. Su Žalakevičium padarėm filmą Adomas nori būti žmogum, kur buvo atkreiptas dėmesys iš visų į Lietuvą. Pirmas. Todėl, kad buvo ir vizualiai, ir visai sukautas gerai filmas. Ir nuo to prasidėjo, paskui jis padarė Sovietų Sąjungai reikalingą filmą Niekas nenorėjo mirt. Ten iškilo daug mūsų gražių jaunuolių, artistų, kurie tapo paskui garsus socialistinė lagerį, aktoriai. Kada mane pakvietė į Karalių lyrą, filmuot Karalių lyrą, vakare paskambino. Jonai, ar atvažiuosi filmuot Karalių lyrą? Aš čia sekundės nesusimačiau. Taip. Ir kitą rytą aš buvau jau Leningrade, Sankt Peterburge. Man neapmaudu, kad ateina jauni, aš irgi atėjau jaunas. Ir va ta karta, kai aš atėjau jaunas ir buvo vyresnė, tai visi beveik išmirė, išskyrus vieną. Visą laiką tų kartų būna skirtumas. Россия родина слонов. Наш советский карлик самый большой в мире. Вот šitas viskas buvo. Pirmiausia, aš kaip kino operatorius, aš šiandien turiu 2 kino kameras, konvas. Šiandien turiu montažinę su montažiniu kino juostoj stalu. Turiu archyvą didžiulį, kaupiu į kino juostoj archyvą. Turiu archyvą nuo 89 metų ir visiškai nepergyvenu ir labai neverkiu. Turiu ir videokamerą skaitmeninę. Šiandien, tai užbaigėm sekmadienį filmuoti filmą, buvo paskutinis filmavimas, beveik ant juostos. O kas rytoj bus, tikiuosi, kad ta rytdiena išauš dar tokia ir kad dar padirbėsim. Ką aš darau, mano pagrindinis užsiėmimas žiūrėti televizorių, dabar, kadangi esu pensininkas, laiko turiu daug. Čia juokais, nors iš dalies tai tikrai, dabar daug žiūriu programą. Tas aišku, aš sėdžiu čia kažkokį patarinėjau, kaip konsultantas šitai firmai, ateinu keletai valandų,
susakau, ką reikia, o tokiu būdom, tai mano ateitis jau aišku. Čia kinas yra jaunų žaidimas. Na ir aš darau dabar tokį ciklą filmų apie Lietuvos kultūrą. Tai bus, jeigu man pavyks tą darbą padaryti, tai bus maždaug 30 filmų toks ciklas, tai bus savotiška Lietuvos kultūros video enciklopedija apie svarbiausius mūsų kultūroje anam šimtmetį išugdytus reiškinius ir asmenybės. Na tai kas yra, aš kažką tai darau ir čia, muziejai. Daleiskim, aš turiu didesnės galimybės negu kiti. Paveikslo atgimimas, restauracija. Mano tai yra, darbovietė, o jums tai reikėtų ateiti tartis. Ir jeigu suranda kokį paveikslą, daleiskim, sumalta, suniokot. Tai ašgi galiu nufilmuoti nuo to, kai pradeda restauruoti ir kai pakabino ekspoziciją. Gerai, aš nedirbu toj normalioj dokumentikoje, bet aš darau šitą muziejinį darbą. Kada nors po kiek tai metų visiems tas bus reikalinga, nes tai yra menas kažkur aplink. Aš jau atsėdžiu ir verčiu į rytus, kai man užtenka kvapo. Nusiskenuoju piešinius, perdarau užrašus. Tai darbo maždaug, jeigu gyvas būsiu, tai už metų tikriausiai bus. Reiškia, turiu savo genealoginį medį nuo 1800 metų. Turiu dokumentus, turiu faktus, turiu nuotraukas, turiu pasakojimus. Ir galvoju, tokią epopėją surašyti 5 dalių. Įsivaizduoju, kad bus labai gražus rytojus, tas bus, bent aš taip norėčiau, kad tai būtų. O kaip bus, ką žino. Žinai, kad aš galvoju, kad aš jau nefilmuosiu filmų. Nefilmuosiu. Taip, tokie mažesni darbai. O didelių darbų, tai čia, žinai, reikia turėti jėgų. Nežiūrint tai, kad yra patirtis, supranti. Bet reikia turėti jėgų, todėl kad dabar reikia filmuoti labai greit, labai... Tiesiog, manau, kad ne. Labai gaila, bet teks atsisveikinti su kinu. Ir džiaugtis tik tai to jaunimu, kuris pratęs. Labai norėtųsi, kad tas būtų. Tikrai labai norėtųsi. O šiaip aš esu juostos fanas ir man, kaip sako, tas elektroninis vaizdas jisai. Bet reikia būti realistu, kaip sakoma, yra gyvenimas eina į priekį. Ir paskui tas, kaip sako, tie nešėjai to vaizdo, dar čia, kas žino, ko čia dar bus, ko čia dar prigalvos. O pagrindai vis tiek, kur tu dingsi, tai vis tiek tai yra, kaip sako, kinas vis tiek jisai išliks gyvas ir... Nežinau, aš čia dar padirbsiu kažkiek ir paskui džiaugsiu ir žiūrėsiu, kaip jūs darysit. Aš nepavydus, man tai džiugu, kai kažkas atsiranda tokio. Bent nedideliam formatui ir tai yra labai daug. Labai daug kažkaip. A norėtųsi, žinoma. Bet laikas yra laikas. Jis bėga. Labai greit. Tik nauji metai ir vėl nauji metai. Taip yra turbūt. Ką čia gali padaryti?
Žinoma, norėtųsi padaryti. Žinoma. Nufilmuoti. Visą gyvenimą prabuvęs su grupė, tai žinai, kaip yra. Dabar aš jūs pamačiau, visus pažįstus, visais dirbau. Lyg tai atsidūriau vėl toj pačioj atmosferai, toj pačioj, žinai. Bus matyti. Čia sunkus klausimas. Sunkus klausimas ir mano galva, jeigu man reikėtų spręsti. Manęs, žinoma, niekas neklausia, o išskyrus jūs. Niekas neklausia to, kaip. Vis tik tai, jeigu yra įstaigos, kurios eksploatuoja kino prekę, o tas prekės, nesvarbu meną ar ne meną, ir gauna iš to kažkokį tai pelną, tai jos įstatyminiai privalėtų kažkokį tai procentą, ar ne kokį procentą, turbūt nedidelį. Kad ir taip jie vargu ar jie ten, reiškia, maudosi aukščio baseinuose. Bet kažkokį tai procentą turėtų nubert nacionalinio kino gamybai. O šito kino įstatymo jau mes kalbam apie tai labai senai. Man rodos, kad kalbam 12 metų tai tikrai. 12 metų. Eina būtina yra, reiškia, kino įstatymas. Bet didesnė dauguma net nelabai įsivaizduoja, kas tas kino įstatymas yra ir kam jis reikalingas. Viskas priklausys nuo to, kaip bus sugebėta įsiterpti į Europos kontekstą. Į globalinį neįsiterpsim, tai čia aišku, su Hollywoodu neįmanoma su tą imperiją sukovoti. Bet į europinį, jeigu sugebėsit prasimušti projektus kažkokius, susidėti su kitom šalim, bent lietuvišką pavardė mirktels. Jie labai sunku įsivaizduoti, nes kinas labai priklauso nuo valstybės požiūrio į kiną. Ta prasme, kad kinas labai brangus yra ir be pinigų, be rimto finansavimo kino daryti negalima. Tik aš įsivaizduoju vieną aspektą rytdienos kino, tai kad jeigu atsiras galimybė kiną Lietuvoje daryti, tai vėl mes atsidursim panašioje situacijoje, kaip Lietuvos kinas buvo maždaug 45-46 metais. Kuria prasme? Ta prasme, kad mes vėl turėsim iš naujo ugdyti didelę dalį kino profesionalų. Visų pirma, asistentūra, montuotojai, filmavimo technikos specialistai, nes tai yra unikalios specialybės, be kurių kiną padaryti negalima. O dėja šitų specialybių nieks neruošia. Pavyzdžiui, geras kino montuotojas tampa profesionalu tik tai sumontavęs labai nemažai filmų. Ir šiandien, man rodos, perspektyva turi būti autorinis kinas, nes tik tai operatorius valdantis, autorius valdantis kino kamerą kaip instrumentą meninės išraiškos, jis, žodžiu, gali padaryti kažką. Nu, o ateitis mūsų kokia? Vis tiek visas mažas valstybės, ten kaip ir Olandija, kokia Suomija ar Norvegija, ten visur valstybė finansuoja kiną, jeigu nori turėti tokią šaką meno kaip kinas. Kaip bus ta privatizacija, kokį statusą turės, kada, kaip, kokia reguliuojimas, koks jos bus. Nežinau. Dabar. O jeigu suprivatizuos, tai suprivatizuos sąjungą. Pavyzdžiui, sąjunga kur? Sąjunga galėtų būti ir kino studija, man atrodo, kad
visi tie žmonės, kurie tiek metų dirbo, jie turėtų teisę turėti bent kampą iki savo gyvos galvos. Ir tie, kurie paskui įstos, ir tie, kurie bus, supranti, vėliau ateis. Kaip tas bus, nežinia. Be dokumentinio kino mes numirtume. Jis gyvens. Niekur nedings.